Sveiki! Pradedame šią vaizdinę analizę, kurioje pagaliau išpakuosime tai, kas atneš tikrą didžiulį palengvėjimą kasdieniems technologijų vartotojams. Taip, kalbame apie tą ilgai lauktą Google funkciją, leidžiančią visiškai saugiai pakeisti elektroninio pašto adresą. Tai nebejotinai didžiulė naujiena, tad nieko nelaukime ir pasinerkime iš šio proceso subtiles. Pripažinkime, daugybė iš mūsų tikrai ilgą laiką slėgė tie, švelniai tariant, gėdingi vartotojų vardai sukurti dar paauglystėje. Tie patys, kuriuos dabar tenka raudonuojant diktuoti oficialiuose susitikimuose. Bet, kaip matome iš šaltinių, pagaliau atėjo diena, kai galime drąsiai palikti šį adresą praeityje. Ir geriausia dalis – neprarandant absoliučiai jokios net pačios smulkiausios skaitmeninės istorijos detalės. Tai tiesiog milžiniškas žingsnis į priekį valdant savo skaitmeninį identitetą. Štai mūsų šios dienos planas. Pirmiausia, aptarsime gėdingų e-laiškų pabaigą, tada pereisime prie to, kaip šis pakeitimas iš tikrųjų veikia. Po to laukia žingsnis po žingsnio vadovas, patarimai, kaip išvengti sistemos klaidų ir galiausiai, kaip atšaukti pakeitimus. Pradedame nuo pirmosios dalies – gėdingų e-laiškų pabaiga. Pats koncepcijos pasikeitimas yra tiesiog fundamentalus. Pagalvokime, kaip buvo anksčiau. Tekdavo viską pradėti nuo visiško nulio, prarandant vertingus duomenis ir kontaktus. Tikras košmaras tiesa, dabar viskas kitaip. Šį genialų atnaujinimą galima įsivaizduoti tarsi naujų blizgančių laukų durų įstatymą į lygiai tą pačią namą. Paštas vis tiek atkeliauja į tą pačią seną gerą sveitinę. Tai akimirksniu pašalina bet kokį nerimą dėl duomenų praradimo. Viskas lieka ten, kur ir būrė. Keliaujame toliau. Antroji dalis – kaip šis pakeitimas iš tikrųjų veikia. Žinote, didžiausias ramybės ankaras čia yra tai, jog senasis adresas niekur nedingsta ir tikrai nėra ištrinamas. Jis paprasčiausiai paverčiamas lygiaverčio alternatyvų adresu. Ką tai reiškia praktiškai? Ogi tai, kad to senojo, galbūt juokingo vardo niekas kitas tiesiog negali pasisavinti. Jis amžiams lieka susietas su originalia paskyra. Be to, sistema pati visiškai automatiškai priskiria naująjį adresą kaip pagrindinį, bet palieka pilną laisvę toliau siųsti ir gauti laiškus tuo senuoju. Viskas labai lanksto. Tačiau žinoma yra ir kelios taisyklės. Svarbiausias momentas, kalbant apie ribojimus, yra skaičius 12. Tai reiškia 12 mėnesio arba pilnų metų laukiamo periodo, kurio griežtai reikalaujama prieš sukūrent dar vieną visiškai naują adresą. Ir tai logiška. Taisyklė įvesta tam, kad sistema nebūtų piknaudžiaujama nuolat be perstojo keičiant adresus. O štai ir antrasis apribojimas. Pasikeisti adresą toje pačioje Google paskyroje galima lygiai 3 kartus, nedaugiau. Sudėjus viską, tai suteikia maksimalų 4 skirtingų elektroninio pašto adresų limitą vienam profiliui. Taigi planuoti šiuos keitimus vertėtų šiek tiek atsakingiau, kad vėliau netektų gailėtis išnaudojus visus bandymus. Trečioji dalis – žingsnis po žingsnio vadovas. Pats procesas yra tiesioginis, paspaudimas po paspaudimo, nieko sudėtingo. Viskas labai intuityvu, pradedant nuo paskyros nuotraukos viršutinėme kampe, keliaujant į asmeninę informaciją ir taip toliau. Tiesa, mažas pastebėjimas. Jeigu paskyroje šios keitimo parinkties dar nesimato, išsigąsti nereikia. Ši funkcija greičiausiai vis dar yra palaipsniui įdiegiama, tad tiesiog reikės šiek tiek kantrybės. Nors oficialiai teigiama, kad jokiems duomenims nebus pakenkta, palaikymo dokumentacijoje vis tiek dėl šventos ramybės primiktinai rekomenduojama pasidaryti atsarginę duomenų kopiją. Greičiausiai jie tiesiog nori apsidrausti. Taip pat, jei naudojami trečiųjų šalių servisai ar Chromebook įrenginiai, gali prireikti labai greito persijungimo. Tiesiog atsijungti ir vėl prisijungti, kad atsinaujintų duomenis su tuo naujoju pašto adresu. Visiška smulkmena. Ketvirtoji dalis. Kaip išvengti sistemos klaidų? Užuot leidus kokioms nors smulkioms techninėms klaidoms tapti tikrų galvos skausmų, verta įsiminti kelis greitus sprendimus. Pavyzdžiui, paprasčiausias atsijungimas nuo paskyros išvalo neteisingų slapukų klaidą, kuri kartais neleidžia išsiųsti laiškų. Jei senasis adresas staiga dingsta iš siuntėjų sąrašo, jokių problemų. Rankinis importavimas per nustatymus į akimirksnį sugrąžina. O jei sistema netyčia įstringa nuolatino atsinaujinimo cikle, elementariausias naršyklės skirtiko uždarimas ir atidarimas iš naujo šią problemą išsprendžia lyg mostelėjus burtų lazdele. O čia labai įdomus momentas. Testuojant visą šią sistemą, gali kilti lengva panika, jeigu iš naujojo adreso į senąjį išsiųstas laiškas ima ir tiesiog dingsta iš gautųjų dėžutės. Kuris pradingo? Pasirodo, sistema tokį laišką automatiškai nukreipė tiesiai į aplanką pavadintą Visi laiškai.
Ši keistenybė dingsta vos tik senasis adresas rankiniu būdu pridedamas prie oficialaus siųsti iš sąrašo pačiuose nustatymuose. Taigi panikuoti tikrai neverta. Na ir 5, paskutinė dalis – kaip atšaukti pakeitimus. Šaltiniai itin pabrėžia, kad tai yra visiškai 100% grįžtamas procesas. Čia nėra jokio neperžengiamo taško, po kurio kelio atgal nebebūtų. Taigi natūraliai kyla klausimas, kas tiksliai nutinka, kai priimamas sprendimas persigalvoti ir staiga sugrįžti prie to senojo originalaus formato? Atsakymas viskas be galo paprasta. Pakartojus lygiai tą pačią kelionę atgal į paskirus nustatymus ir paspaudus vos vieną vienintelį mygtuką, senasis adresas vėl tampa pagrindiniu. Ir tai atlikti yra visiškai saugu. Naujesnis, ką tik sukurtas adresas, dėl to tikrai nedingsta į niekur. Jis tiesiog elegantiškai nustumiamas į alternatyvaus adreso statusą. Štai ir viskas. Prieš apibendrinant šią analizę, štai kelios itin žavios ir tikrai pažangios galimybės. Pasirodo, galima visiškai atskirti pačią prisijungimo tapatybę nuo laiškų siuntimo tapatybės. Pavyzdžiui, prisijungti galima senuoju įprastu adresu, o bendrauti su pasauliu išimtinai tik tuo naujoju. Negana to, prie šios Google ekosistemos galima prijungti net ir ne Gmail paskyras, sakykime Outlook, ir naudoti jas kaip pilnaverčius alternatyvus prisijungimus ar net laiškų siuntimo kanalus per SMTP. Tai atveria duris visiškam, beprecedentiniam lankstumui. Tikra žaidimo taisyklių keitiklis. Taigi, kai visi saugumo tinklai jau ištiesti, o žingsnis po žingsnio instrukcijos patektos lyg ant delno, lieka tik vienas rimtas klausimas apmąstymui. Turint visišką nevaržomą laisvę formuoti savo skaitmeninį pėdsaką, be absoliučiai jokios rizikos prarasti praeitį, koks bus tas visiškai naujas tapatybės pareiškimas skaitmeninėje erdvėje. Laikas pamastyti. Iki kitų kartų.